manau, geras akcentas vadinti tai įgūdžiais, nes mums įprasta mokytis kalbų, įvairiausių dalykų gyvenime, ar ne, bet kas liečia santykius, lygtais turėtumėm su tuo gimti kažkaip jau mokėdami. Tai ką aš galėčiau išskirti ir kas man atrodo būtų svarbu, tai yra emocijų reguliacija, ar ne, kad net kai jo emocijos užkyla aukštai, kad aš sugebu išlaikyti pagarbą kitam, pagarbą savo, nenusileisti kažkur pernelyg. Tai skamba lengvai, bet kai kuriems žmonėms tai yra tikrai iššūkis tose situacijose. Kitas įgūdis tai gebėti kalbėti apie skirtumus. Irgi skamba paprastai, bet kai mes turim skirtingą nuomonę su partneriu, tikrai tai nėra visada lengva. Tiesiog kalbėtis ir kaip aš manau, kaip tu matai, išlaikyti pokalbį, kai mes vis dar skirtingai matom, ar ne, ir apie tai gebėti kalbėtis. Tai tikrai yra svarbus įgūdis. Kitas dalykas, apie kurį gana nedaug kalbama, bet kaip išbūti partnerio ar partneris nepasitenkinimą. Tai mano kažkokie veiksmai sukelia, kad kitas nusivilia, arba yra nelaimingas, arba yra nepatenkintas, ar ne. Ir kaip tą išbūti. Tai irgi ne visada, ne visiems yra lengva. Dar išskirčiau tokį, irgi galima galbūt pavadinti įgūdžiu, tai išlaikyti susidomėjimą vienas kitu. Kartais girdžiu tokį, man neįdomu, kaip ten jam sekasi, ar jai darbe, pavyzdžiui, man nusibodu klausytis. Tai čia jau toks filosofinis klausimas, ar ne, jeigu aš esu su kitu žmogum, netgi jei man kažkurioje vietoje galbūt yra kažkas ir neįdomu, aš kartais galiu, pabandyti save sudominti. Gal aš visgi paklausysiu ir pabandysiu save sudominti tam pasakojime, ar ne. Tai aš manau, kad svarbu tą išlaikyti tokį norą domėtis, norą, kad man būtų kažkiek įdomu, kaip kitas gyvena. Kita pusė, ar ne, kaip būti įdomiu ir likti įdomiu. Kai santykiai daug metų, ar ne, kai viską apie vienas kitą žinom, ir kartais yra gana lengva, kažkuria prasme atsileisti, ar ne, aš kažko nebeskaitau, nebesidomiu, nebeįdomus jau tampu ir savo, ir kitam, ar ne, tai stengtis ir pačiam būti tuo įdomiu, domėtis kažko, turėti pomėgių, hobių, turėti pokalbių temų, kur aš galiu įsitraukti ir būti, tai, pačiam būti tuo įdomiu partneriu ar partneriu. Lengviau, kad kitam bus įdomus su manim, jeigu aš pats būsiu įdomus savo, pats turėsiu ką įdomaus padiskutuoti, tai tikrai tikėtina, kad ir kitam bus lengviau įdomu.